Bandysim dabar daryti avariją. Čia turiu nusifilmavęs kažkada tai anksčiau, nelabai biški vykęs filmavimas. Kaip sakiau, geriausia filmuoti, kai būna dangus aptrauktas taip debesim, tada nebūna šešėlių tokių. Čia pas mane štai matosi šešėliai, jau bus sunkiau daryti. Štai kadrai, kelis kadrus. Nu, sakysim, šita mašina gal bus tokia geresnė, bet vat, apšvietimas irgi yra skirtingas. Mašina nusifilmavęs, va štai įėjimas jau kitaip, vaizdas jau šviesesnis biški. Ir čia tamsiau, blogai, jau paimta ne iš eilės filmuota. Geriausia, kad palauk mašinos, nufilmavai mašiną ir iškart gatvę suvaidinti. Tada geriausiai bus. Nu, bet bandysim kažką tai daryti. Nu, tai dabar turim mes tuos kadrus, pasidarykim kopijas, nes mums reikės kopijų tokių. Tai dabar iškart pasidarykim vieną kopiją, kurią turėsim pasidėję. Na ir dabar, ką mums reikalinga bus. Mums galim dar vieną pasidaryti dėl visako. Taip, turėsim. Dabar, sakė, mums reikės mašinos. Gerai, paimkim dabar tada mašiną. Nu, sakysim, štai šitą kopiją. Ir mes ją dabar iškirpsim, nes šiandien vat yra šešėlis, tai mes ją taip kol kas grubiai paimkim ir iškirpkim. Paskui matysim, ką toliau su ją daryti. Nu, sakysim, kažkur tai čia prie šešėlio gal tiek užteks, paskui pamatysim. Štai dabar iškirpom ją. Tvarkoj, mašina dabar važiuoja, išvažiuoja. Mums reikės dar uždengimo. Uždengimo, taip, iškirpsim šitą medį iš už jo, kad išvažiuoja. Na, čia taip aš gan grubokai darau, bet na štai dabar šitą turim uždengimą, mums reikės dar šitą uždengimą. Dabar turim vieną uždengimą, šitam reikės dar uždengimą. Čia mes iškirpę. Irgi darykim dar vieną kopiją ir persikelkim vėl į viršų. Dabar iškirpsim šitos vartus. Vėl taip gan grubiai. Taip. Turim vartus, turim medį, turim mašiną. Dabar mums reikės dar atėjimas. Taip, atėjimą pasidarykim dar vieną kopiją.
Štai mašina važiuoja. Dabar žiūrėkim, kur mes ateinam. Štai, traukiam tą apatinį. Nu, sakysim, lygiai tiek atėjom. Štai mašinas. Galim truputį sumažint. Na gerai, sakysim, kad taip. Liksim truputį šešėlio. Net kažkur tai gal vat taip ir bus geriausia. Toks variantas. Štai dabar sudėjom mes viską. Mašinas. Dabar mašinas kol kas paliksim. Taip, šiandien mūsų tie yra mašina ir dabar mes esam. Mūsų įėjimas. Įėjimą mes dar pasidarykim vieną duplikatą. Ir sakysim, štai pasididinam, kad patogiau būtų. Ir štai mašina dasiekia. Gerai, dabar tada mes išsikerpam. Toj vietoj save išsikirpsim. Dabar mūsų įėjimas. Įėjimų yra 2 kopijos padarytos. Turėsim save įsikirt. Kad save įsikirt, mes sustabdysim save. Einam į lają. Ir time ir freeze time. Taip, mes save sustabdėm. Štai, sustojom. Sustojo. Ir dabar mes save išsikirpsim. Štai, išsikirpam save. Ir dabar sekantis apatinis yra, aš jau einu kur. Tai dabar taip. Einu, štai, matosi, kad einu ir aš sustingstu. Čianais aš jau dingstu. Ir tada perkerpu toj vietoj, kur aš ateinu. Edit. Štai perkerpam. Ir perkerpam vaikščiojimą. Štai. Dabar sustingęs, mums reikalinga sustingusi dešinė pusė. Šita pusė mums nereikalinga. Šitą pusę mes galim panaikinti. Ir toliau. Dabar apačioj
ėjimas, štai judėjimas, kur aš judėsiu, mums nereikalinga šita pusė, dešinė. Ja galim irgi iškirti, kad nesimaišytų. Ir štai dabar kas mums gavosi. Nukirptas sustingęs, štai nukirpta kairė pusė ir einantis, nukirpta dešinė pusė. Ir štai, aš einu ir sustingstu. Štai šiandien sustingęs, mūsų iškirpta lieka. Mašina važiuoja toliau. Nu, tegu važiuoja, kol kas mašina toliau. Tvarkoj, mašina atvažiavo. Mes dabar mašinos kirpimą, pavyzdžiui, štai čianais sustoja, jeigu, tai mes atsidarykim mask ir mask pačią įjunkim. Štai atsirado rombas, aktyvuojam ir dabar buvo rodoma, štai panaudosim šitą įrankį Puppet Tool. Mes jį paimkim ir pažymėkim kai kurias vietas. Nu, sakysim, čia štai pažymėkim. Nu, nežinau, sakysim, gal. Tiek. Pažymėjom, atsidarykim. Efektas, Puppet, Mesh ir Deform. Štai aktyvuojam visus taškus. Ir dabar žiūrim. Štai mūsų mašina. Mašina važiuoja ir užlėkia. Mes patraukim mūsų škirpimą.